moteriškai pusė, ne? Jūs pabandykit nors plombą įtraukti, pasižiūrėsit, ar jums išeina ir neišeina. Jeigu plombas neišeina ištraukti, apie paginės panaudojimą kalbam, čia pabandykit. Tik ištrauk, plombą. Išėjo. Daugumą atvejų būna, kad plombuojama per stipriai, ne, moterim truputį trūksta jėgos. Tai jau drūčiai trūksta. Tai jeigu taip jau būtų traukit neišeina, ne, tai vieną dalyką darykit, sukam į jūrį, ir tada jūs patys netrauksit prie jokios jėgos. Jūs netrauksit, jūs pats nesitraukit. Kai ištraukite, ne, apatinė rankenėlė stacionari, turit taip rankų pasiimti, kad delnų galėtumėt paskauti. Reiškia viena ranka bus, nes kita ranka bus užimta antgaliu jūsų. Tai jūsų susintuvo. Tai turit va taip pasiimti. Tai dabar 6 kg gesintuvą turim, tai vėlgi moterys galit pabandyti, ne? Gerai. Nes kada būna pakabinti pagal reikalavimus 1,90 m, tai dar nusikabinti. 6 kg gesintuvą yra reikalų. Tada ant žemės, tai gerai. Nu, galėsit kas greitis nors patilnuoti. Pasižiūrėti, kad labai šaltai. Toliau, rankenos paspaudimą reiškia gesinimas. Paspaudžiat rankeną, atleidžiat rankeną nustoti. Neįsigastit, nes keliai truputį turi tokį specifinį kvapą, jie nėra nuodingi, nieko. Nu ir vėjas yra, tai man atrodo daug gesintuvų neišnaudosit, nes būsit kaip malūnininkai. Linija. Vai, čia mūsų visas biškai kažkaip benzino kvapas jaučia. Svarbiausia, kad Arvydas tiesiog nebija Nu, vien. Arvydas, tai čia visai ne. Dabar daug geriau ne. Dabar mes turim filmukus, viską daug paprasčiau gesinant, taip? Pačioj pradžioj kokia pagrindinė klaida buvo, dėl ko nepavyko. Pirmas dalykas, tai yra dėsimas, tai pačioj turėsim paleisti medžiagą, kuri dega šiuo atveju, gali būt baltos, ne? O ugnis pasiliepna būna ir metro, ne, ir daugiau. Tai dažnai su gesintuvu mes gesinam ne tas, kas dega, o gesinam ką? Lietą. Tai tada gali būti vienas gesintuvas, ir antras, ir trečias, ir ketvirtas, ir gali sakyti, ką čia meluoja, čia gesintuvai nei viena nepadeda. Realiai visada reikia nepatingėti, pasilenkti, gesinti tai, kas dega. Šiuo atveju dega skystis, reiškia apačioj ir reikia pasistengti iki apačios, o ne ugnis gesinti. Toliau, pačioj pradžioj kolega aktyvus priešai laikė, ne? Vėlgi, miestelių gesinimo principas yra, kuo plačiau paskleisti, tuo efektyvesnis. Reiškia, jūsų rankytė su ta šlanga turi dirbti taip, kaip gyvatukas. Kuo plačiau paskleisti, tuo efektyviau. Tai va irgi, kaip dažnai paklausit, ar mokasi gesintuvų naudoti. Atsakymas koks dažniausiai būna? Ar ką ten mokė? Paėmė ir purški. Jūs gyvai įsitikinot, kad ne tik reikia paimti ir puršti, bet dar ir šviesėti. Dar vienas dalykas. Dar vienas niuansas. Matėt pačioj pradžioj, ne? Kaip tik pradeda gesinti, kaip suintensyvėja. Taip, dėl ko visą tai nušimti? Visiškai teisingai. O, kadangi yra slėgis, ant manometro rašo, koks yra slėgis, ne?
yra trečias apie 15 atmosferų, reiškia po slėgių paduodant gesinamą medžiagą, šiuo atveju milteliu, automatiškai į degimo zoną pasiduoda injekcijos principų papildomas deguonis. Papildomas deguonis pasidavė, pačioj pradinėj stadijoje didelis suintensyvėjimas ugnies. Šiuo atveju labai gerai matosi, kad yra skystis, jis turi garavimą, susimaišo dar labiau matosi. Ant malkų nelabai tai matyti. Kas indikuos,